Vaikų ugdymu Lietuvoje rūpinasi ne vien švietimo įstaigos, bet ir jaunimo organizacijos, ateitininkai, skautai, šauliai ir kitos. Jose dirbantys savanoriai – gyvas pilietiškumo pavyzdys vaikams, ugdantis dorybės, patriotiškumą, meilę Lietuvai, gebėjimą įsipareigoti. Pasirenkamojo vaikų ugdymo eksperimentinis projektas atskleidė šių organizacijų ugdomąjį potencialą, kurį sustiprinti gali neformaliojo ugdymo finansavimo krepšelis. Ateitininkai yra organizacija skirta ugdyti vaikus ir jaunimą. Vaikus, kurie turi sveiką protą ir yra intelektualūs, kurie turi tvirtą valią, bet kartu ir yra jautrią širdį. Ir norime juos užugdyti žmonėmis, kurie veiks tiek bažnyčioje, tiek Lietuvoje. Gali tiesiog pabendrauti su bendraminčiais, gali pasidalinti savo idėjomis ir kartu su jais veikdamas ir dirbdamas pasitarnauti ne tik savo, ne tik jiems, bet ir visai visuomeniai. Nes manome, kad tokie žmonės gali kurti Lietuvos ateitį. Jaunimo organizacijos svarbios neformaliojo ugdymo tiekėjos, ugdančios asmenybę ir lavinančios vaikų gebėjimą prisimti atsakomybę už valstybės ateitį ir veikti bendruomenėje.